Labą dieną, štai ir aš. Tai vat, šiandien darysim kitą objektėlį, biškelį prikimęs, nes šito veikiau laukia, tai biškelį praputė, bet niek tuik snargliaujus. O šiaip, kap namus dirbant, tai čia visiškai neįdomu. Prieitam vidus iki padirbau salą, padariau atitvarą, aišku, dar trūks durėlių, bet čia, kaip sakyt, pabaigo. Šiandien orientausimės padaryti patį virtuvinį. Tai ir veina dalį, vos ne veins prie veina va tokį. Orkaitė keliaus po mikrobangį. Čia tokia bus kaip dėžė tokia aukšta, nes bus įmontuota mikrobangė ir orkaitė po apačia. Tai tokia dėžė. Tada tokia atskira šitais va čia bus. Atskira vieta nuo orkaitės iki langą. Tai bus iš vis 3 dalių komponentas, visas bus, kaip sakyti, išardomas, sujungiamas. Nedelsam laiką, varom iš karto jungiu timelapsą, jaučiu, nežinau, 2 parų ir varom. Nu, padirbau rėmą, susimontavau iš karto, kad, kaip sakom, pasižiūrėti, ar viskas atitink. Biškelį buvau, reikiai pakoreguoti biškelį kojelis, bet čia reikės dadėti, kaip sakyti. Čia vien pagalį papač, čia vien dadėti, kad ant pilno būtum, kaip sakon. Viskas. Orkaitė irgi šitas ir kojelis. Ir įdėti bruseliai, kad gražiai būtų vis susidėtų. Prisisukau, viskas susižiūr, kaip įtvarkinga. Tai vėliau matys ateitį. Arba aplijausiu jaudą, batus pilkus, nes nelabai derinas. Arba nudažysiu tiesiog. Nu, bus matyti. Gal labai priprasiu, jei bus gera. Tai vat, čia šitas va tokį realią tarpelį ir paliksiu. Nes čia, kaip suprantu, ir kažkoks ventiliacinis grotelis mikrobangė. Tai tau vos centimetrą paliksiu, ir nesimatys nieko. Tai čia vis susišaudys, vis aplinkau. Apačio irgi aplinkų reik visą rėmą padaryti. Ir čia bus toks didelis stumdoms, stalčius. Visokiam skardom, blikom, ir dar kažkam. Tai vat, tik žinių, iš nugarinės pusės lentų nekalsiu. Čia tebe paliksiu pliką. Viršų reik padaryti ventiliacijai. Tai realiai vienos lentelės arba 5 cm kokių nedėti. Kad skaitos pagrindė orkaitė reik, kad per šonus, per galą, kad kvepautam išeitam karštis laukom. Savot, tik žinių, iš šonų irgi lentelės, iš kitos pusės lentelės, iš viršaus irgi lentelės, ir bus čiki-piki. Jaučiu apvadėlį lygiai tą padarysiu. Kaip čia, kad dariau aplinkų, tai lygiai tą patį čia, kad sueitom kartu susieina, taip gražiai viskas. Savot, viena dalis jau po biškėlį į pabaigą. Nu jau vat, dienos pabaiga, tai biškelį turėjau kitokių reikalų, bet žodžiu, taip vis pasidirba. Tai čia vėliau išausiu porą pagaliukų iš šonus, begelius pritaisysiu, padarysiu dėžę, ir bus toks didelis stalčius, ir bus čiki-piki. Čia šitais matas ventiliacinė ta tokia anga, bent jau kiek buvo parodyta ant popieriaus, kad pagrindė šitam, bet to pačiu į tam, kad abudu vis tiek kaist, kad išeitų į nebūtų to karščio tokia. Apačiai lygiai taip pat, tik tais čia kampelį nupjauju tokį vat apšyvkės, kaip sakant, nes vėliau eis pagal grindų kampą, tai susijungs viskas. Tai vat, šią dieną teik, ryto šausam vatus. Visio, susimatom iki ryto. Mažoji spintelė realiai padaryta, tai čia bus vienas durelės, jaučiu, kad į to posė atsidarys, arba į to, nesvarbu. Tai vat,
Dabar esminis reikalas tai ir šitą betvarkį. Tai kas čia iš vis montausias? Tai susimontaus čia šitas pripalangės kriauklė. Čia palangė bus lygiai su, kaip sakyti, darbasteliu, su virtuviniu. Dėsis 60 cm kažkur iki čia. Tai realiai nes plėtelė 60. Tai va čia realiai veinaėlį plėtelė bus. Čia po gartraukio kaitlentė ant viršaus montaujas. Čia šits montaujas. Pajungiams vandens čia. Ir čia dar vienas pajungiams vandens. Tai veina atšaka ir padaryta iš šaldytuvų, nes čia ledukus nesąmonės dar. Ir dar ir atsišakojams padaryti indaplovę. Tai po kaitlentį dar stovės indaplovė. Indaplovės dar kol kas nėra. Tai greičiausiai tiesiog padarysiu ertmę kažkokį didesnį. Arba pasižiūrėsiu standartinių indaplovių kokie ir matmenys maždaug. Ir paliksiu tokį skylę. Tai va, po apačia greičiausiai bus didesnis stalčius po kriauklį. Čia šitais tarp indaplovės iš abiejų pusių arba bus kaip spintelės mažas durelės, arba bus tokia kaip mažas siauras durelės, katros išsitrauk. Ir ten ir iš abiejų pusių gali prieiti kažkur susidėti. Tai čia dar bus matyti. Tai va, po pirmą vėl susisuku rėmą ir kažkur jau pradėsim konstruoti. Jaučiu, pradėsim nuo viršaus, susimontausim, nes čia bus biški problematiška, nes reikės apeiti aplink vamzdžius, palikti veitas, kuo uždaryti, kuo apeiti ir panašiai. Tai vat, varom. Padirbau rėmą, tai labai paprasta viskas daros, nieko nėra sudėtinga, pasidirbi rėmą, tik tais apsiskaičiau, kad nebūtum kažkokių tarp kampų, dar kažkoks brūsas, kits brūsas, kad neišsimestam vietas. Nes su medžiai yra tokia problema, kad turi biškelį labiau susidirbti, kad padaryti pilną erdvės, kad padarytum normaliai erdvės, kad nebūtų užkimšta su visokiais parakanais ir panašiai. Tai aišku, dariau čia visko kuo paprašiau, nieko čia nėra ypatinga ir viskas. Tai šiandien bus teik, nes, kaip sakiau, aš jau biškelį užpės man čia snargliujus pastovę. Tai šiandien teik, ryto sumesiu viršų, šonus, gal irgi neuždarysiu, nes čia ypatinga visokiai vamzdžiai, viskas, kad nori greit prieiti kažkokį tai kranėlį užsuktą, kažką pataisyti, padaryti. Tai tegu būn atvirai, norėsi atsidarysi, išsitrauksi stalčių, prieisi kažką pareguliuoti, išvalyti sifoną, dar kažką. Tai va, tiek žinių. Tai jaučiu šiam videokui teik ir susimatysim greičiausiai kitam videosikį. Bet dar parodys, ką padirbau. Tai jau bus pykšt pakšt, padarom editą. Tai vat, šiek tiek darbeliaus, trūkst indaplovės, čia dėsis mažų indaplovų, 45 pločiaus, 83 maždaug aukščiaus. Tai jie vis tiek turi savo padą, tai jie tiesiog įsistum ir viskas. Ten viskas į vidų rozetę, viens nubėgėms kanalizacija ir vandens viens gals užaklins. Tai vat susidėjau durėlės, tik tas magnetų dar neįdėjau, susidėsiu tada jau, kad bus viskas nuolivauta, pabaigta, nes vis tiek galbūt kad iš pasikraipys, ar pasistumdys, ar sudrieks, ar išsausės panašiai. Tavat, viskas realiai bus paprasta. Šitas irgi toks paprastas rankinėlis susidėjau. Vyriuką, va tokį gražus jaudį, nes labai derinsės prie alyvos spalvos. Tai čia realiai durelės paprastas, nieko ypatinga. Čia irgi reikės magnetų susidėti. Čia šitas stalčelė, su paprastas bėgelės, tvarkinga padaryta. Čia šitas irgi šiukšlėnė, durelės, čia irgi dar vienas stumdamas padirbau. Viskas labai
paprasta padaryta. Teko kaip ir norėjau, sumontau tą kriauklę, kaitlentę, įmontau tą mikrobangį, orkaitę. Nu į vat, realiai. Ypatinga čia, kaip sakiau, daug vietos nėra. Tai daug ką daro va tas dalyks, išgelbiai iš padėties. Vėliau vis tiek padarysiu, greičiausia, čia da ko gero kažkur kaplentinėlėse, kažkur tokia. Čia da tame kampe kažkur gal sumastyti. Perdariau laidėlį, nes kažką net nebuvau pamastęs, ką reikės anam atskirą rozetės. Tai nieko, į ateitį. Pavyzdėsim toliau. Tavo, viskas, realiai vaizdėlis labai paprastas. Ir man tas labai iš tikrųjų patinka. Aišku, dabar šmutkė apkrauta pilnai ir, bet visai fainė, paprasta. Ir nereiks man bijoti, kad kažkų uždaušu, nukalsiu kokį kampą. Tiesiog paimsiu, pakeisiu lentą į viską. Kaip matot, realiai pabaigt, kaip jūs sakyti, virtuvinis. Kaip jūs sakiau, reikės susišpakliuoti varštelius, susišveisti, susižiūrėdami kartą vis gerą, nusialivauti, bus tvarkinga. Kaip matot, jau žmonės pradėjo loftą rinkti. Tai tu pamatysit kitam epizode. O dabar, jeigu patek vidusix, žinot, ko daryti, numetat laiką ir iki kart kartą.